Kadangi jau prabilome apie erotiką, ne iš tos pusės, iš kurios norėtume, bet turėsime naują erotinę rubriką mūsų laidoje Radio Show, vėsime ją kartu su Česlovu, prašom pažiūrėti, kaip tai atrodys. Daug kas galvoja, kad tai ties homoseksualizmo riba. O kas nustatė, kur ta riba? Mano riba, pavyzdžiui, čia. Ko įstatymai nedraudžia, tas ir leistina. Вот toks erotinis žurnalas mūsų laidos rėmuose Bronius ir Česlovas, erotinis rubrika. Prašau klausimai vėl, prašau, Andrius, keletą raundas, prašau, vėl kalbėkite po vienu, nes kartu niekaip negalime padaryti, kad jūsų burnos šnekėtų. Tai galbūt kas iš jūsų? Ar nebijote jūs, kad tam tikra visuomenės dalis vėl reikš po to pasipiktinimą, kad ir po šios spaudos konferencijos? Na, aš manau taip, su erotiniam laidom yra... Laida turi savo poziciją, visada turi savo poziciją. Mes nesam bestuburiai. O be to, manau, kad plačiau į tą jūsų provokuojantį klausimą apie erotiką mūsų laidoje atsakys kunigas, prelatas Albinas, kuris taip pat pristatys to pačiu ir savo naują rubriką mūsų laidoje. Prašom, kolega. Amen. Šnekėkit, šnekėkit. A Hitler! Не то. Duokit per galvą jau. Perduokit. Tai gal jūs esate ne laikraščio redaktorius? Ko iš manęs norit? Taigi pristatyk, parašėm, ką sakyti. Girdėjau čia tokį klausimą. Koks jaunuolis paklausė, kaip galima rodyti erotiką. Atsakysiu, galima ir erotika, ir homoseksualistika, ir žydus galima deginti, ir žuvus lupinėti, žudyti galima, svarbiausia po to iš pažinties nuveikti į bažnyčią ir vėl švaros. Nu čia baika buvo. Apie mano rubriką pašnekėsim. Mano rubrika vadinsis Kataliko abėcėlė, kryžius ir kalavijas. Šioje rubrikoje aš įgarsinsiu religinės pakraipos multikus. Prašom pažiūrėti. Labai vertingas daiktas. Mokytojau, kaip mes pamaitinsim žydų karalystę? Tikriausiai Nežinau, Moze. Kaip nors įdėsiu ten savo balionėlį. Ne, viešpatie. Nepamaitinsim. Tai kiti netilps. Pamaitinsim, Moze. Žiūrėk, Petrai. Oi, štai ką daro tikėjimas Jėzau. Visa žydų karalystė pamaitinta sušiktų balionėlių. Labai puiku. O taip pat varysiu arabų žmonėms siekis. Kaip antai, nevok. Nepikdžodžiauk. Nekakok. Ačiū, tėvelis, ačiū. Dar vieną sugalvojau. Nesidulkik. Tėvelis. Tas linksmas mūsų. Linksmų pločių kunigą turim. Linksmų. Nepaslapta. Klausimas būtų. Gavome klausimą raštu. Klausė dėl Albino to pagarsėjusio... Nepersk! Pagarsėjusios tos bylos, kai jūsų klausimas būtų toks. Dėl tos pagarsėjusios bylos, kai Albinas buvo pagautas Palangoje kartu su savo draugu moterų kompanijoje. Ar gali kunigas, pagautas su moterimis Palangoje, toliau tęsti savo ganitišką veiklą televizorinę? Klausimas nors yra adresuotas Albinui, bet aš kaip laidos direktorius atsakysiu už jį. Galima viską kunigui galima. Todėl, kad kunigas yra Dievo vietininkas žemėje, jis ne tik su boba gali degtinę gerti, išvaistyti milijonus,
bet taip pat gali užsidaręs tualete ir skaityti pornografinę literatūrą ir atlikinėti veiksmus susijusius su pornografinės literatūros skaitimu. Aš manau visiems aišku, ką aš turiu omeny, kad tik plaukai neužaugtų ant delnų.